Trumpoji forumo versija yra pagrindinėme tinklalapio puslapyje. Joje rodomos aktualios temos. Paspaudę temos pavadinimą, jūs galėsite perskaityti 5 paskutinius pranešimus. Jei norite parašyti savo pranešimą, spauskite atsakyti, o jei norite perskaityti visus pranešimus, spauskite pereiti į formą. Pereiti į formą jūs galite ir paspaudę sienos ikonėlę. Jūs pamatysite formo langą, kurio kairėje pusėje rodomi formų skyriai ir temos. Jei nerandate jūs dominančios temos, pasinaudokite paieška. Įrašykite raktinį žodį ir pasirinkite temą. Visi temos pranešimai rodomi dešinėje lango pusėje. Norėdami paskelbti savo pranešimą, pranešimo lange įrašykite savo pranešimo tekstą. Jei prie pranešimo norite pridėti dokumentą, paspauskite sąvaržėlės ženkliuką ir prikabinkite failą, kurį norite paskelbti. Norėdami pakomentuoti kažkieno pranešimą, paspauskite kabučių ženklą. Parašykite savo pranešimo tekstą ir paspauskite rodiklę. Jei forumo temą norite pridėti prie išrinktųjų, paspauskite žvaigždutę. Norėdami sukurti naują temą, paspauskite naują temą. Pasirinkite skyrių, įrašykite temos pavadinimą ir pranešimo tekstą. Jei dėl darbo tinklalapyje jums kilo klausimų, kreipkitės tinklapio apačioje nurodytais kontaktais.